Na ką, tema tokia, reiškia, daugelis žmonių, kurie pas mane praėjo, keletą metų praktikuoju, reiškia, pasąmonės perprogramavimą. Tai reiškia, pasąmonė tai yra ilgalaikė atmintis ir visos programos, kurios veikia jūsų kasdienybę. Tai kadangi žmonės grįžta pas mane, tie, kurie, tikrai nemažai žmonių grįžta, kurie praėję kursą, ir jie nori mokintis toliau, padėti kitiems, nes mato, kad šitas metodas veikia. Tai reiškia, galima pradirbti visus įsitikinimus, kas susijęs su jūsų sveikata, santykiais ir finansinė sėkme, gerovė, uždarbį. Nes daugelis žmonių yra, praktiškai didžiulė dauguma žmonių yra užstrigusios pasąmonėje, užstrigę infantiliuose emocijose. Dažniausiai tai nėra vientisas žmogus, jis yra išdalintas į kelias dalis. Kažkada vaikui tai buvo patogu. Reiškia, kažkokia ta vadinama tamsioji pusė atsiskyrusi, va tą, ką matome seansų metu, kad tai yra, reiškia, kaip velnias, demonas kažkoks pasirodo ir panašus dalykai. Tai yra žmogaus atstumta dalis, kurią jisai ignoruoja arba jis tiesiog, reiškia, tuo metu buvo naudinga išgyventi, galbūt tai vaikui kažkokios situacijos buvo. Tai va, viskas sudiegiama į galvą vaikui, reiškia, nuo pat mažens ten, kol neužsiveria, tai ilgalaikės atminties, reiškia, kritinis faktorius, kol neužsidaro, kada pradeda žmogus jau įgyja tokį, kaip sakykime, imunitetą atstumti informaciją, kuri jam nereikalinga, jisai pradeda nebekrauti viskų iš eilės į save. Bet užstringa va, tai bazinis dalykas. Dėl to mes matom aplinkui, kaip sako, jau kada vyresni tie žmonės, kad jie elgiasi kaip vaikai, tą pradedam pastebėti. Tai iš tiesų jie visą gyvenimą tokie buvo, tik tai kažkiek tai va, ta momentinė atmintis, sąmonė, jinai, reiškia, neduoda visiškai elgtis neadekvačiai. Bet visi kiti poelgiai, tokie kaip eiti į samdomą darbą, kaip, reiškia, santykiuose reikalauti kažko iš savo partnerio arba ten, nežinau, pinigų negebėjimas uždirbti, visa tai yra sudiegta į pasąmonę, tai yra sąmoningai daroma sistemos. Yra va, tie, ką vadinama Gregorais, arba reiškia sistema, kuri veikia žmogaus protą, jinai visiškai visa yra sudiegta ir žmogus jos negali pats pakeisti. Ta, ką jums sukrovė, tai sukrovė, o dabar išimti reikia tokių specialistų, kurie išmano, kaip tai padaryti. Tai va, tai esminis dalykas, ko aš pats mokiausi Amerikos akademijoje pas Pavelą Dmitrijevą, aš susirinkau visą tą bagažą, reiškia, gavau tą informaciją, kuri atsivėrė man pačiam, dirbant seansuose. Ir aš iš viso to dalyko sudėliojau tokią supaprastintą versiją viso to, kaip žmogui efektyviausiai duoti rezultatą, kaip jam pirmiausiai sutvarkyti jo pasąmoninės programas. Reiškia, jį reikia padaryti vientisą ir pradirbti visus ribojančius įsitikinimus, kad žmogus suaugtų iki, reiškia, būtų pas jį teisingi nustatymai pirmiausiai. Kitas dalykas, iš tos akademijos aš mačiau klaidas, kurias jie darė. Tai vyksta online, kadangi ir mes, ir mano komanda, mes visi gyvenam ne Lietuvoje, reiškia, tai vyksta internetu, online, darysim webinarus, bet pradžiai visi tie, kurie norės eiti toliau, jie turės praeiti minimum 2 mėnesių kursą, jeigu ne daugiau. Iš esmės tie, kurie norės eiti toliau, ne tik susitvarkyti savo problemą, persiprogramuoti savo tuos, kaip sakant, ribojančias programas, klaidingus nustatymus, jie turės eiti, reiškia, pradžiai 2 mėnesiai. Ten žiūrėsim, galbūt bus neribotas kiekis seansų. O jeigu norės toliau eiti, reiškia, iš to padaryti verslą, bus sekantis etapas, kaip tą ruošti. Žmonės, kurie galbūt ateis iš karto, pirksis tą mokymus, reiškia, iš karto bendrą, pradės nuo pirmos dienos gauti kažkokią informaciją, kaip tai atrodo, bent jau pasiskaityti kažką, tai paskui bus duodami webinarų metu. Vieniems bus duodami, kitiems neduodami, reiškia, informacija, kaip tai paversti verslu. Dabar čia žiūrint į tai, ant kiek čia žmonių yra daug, tik tai daugelis jų, kaip sakant,
bijo daugelis eiti į savo pasąmonę, tvarkytis, arba tiesiog nesupranta to, tai jiems tai yra nesuprantama anomalija. Tai aš pabandysiu dar paaiškinti. Reiškia, pasąmonė tas dalykas, kurio jūs sąmoningai nekontroliuoja, bet jisai daro, netgi pasirodo, ne 6-4 milijonus per sekundę, o 7 milijardus arba 6 milijardus procesų per sekundę. Atsakingas už viską, kas vyksta jūsų realybėje aplinkuje. O jūsų sąmonė čia vienu metu gali daryti kažką. Nu, dar, tarkim, ten gali kažką tai justi šilumą, šaltį, dar kažką tokius dalykus identifikuoti. O visą kitą daro pasąmonė. Reiškia, jūsų visai realybė įtakoja jūsų pasąmonė. Tai vat. O jūs ten tikite daug kuo. Tai gerai, grįžtam iki to apmokinimo, ką aš noriu pasakyti. Reiškia, jūs dabar daugelis sėdit samdomam darbe ir galvojat, kad tai yra vienintelis būdas. Čia irgi yra pasąmonė įrašytos programos, kurios jums neleidžia išeiti iš tų ribų. Nu, tarkim, jeigu tavo santykiuose šiuo metu nesiseka, tai reiškia, tavo toj pasąmonė ilgalaikėje atmintyje surašyta yra klaidinga informacija, klaidingi įsitikinimai, kurių tu dėka sukuri tas problemas, kurias šiuo metu turi. Lygiai tas pats su pinigais. Jeigu sudėktos ten programos įsitikinimai klaidingai pinigų atžvilgių, tu jų niekaip ir nesugebi uždirbti, va dėl to jūs įvaikštot į samdomą darbą. Mūsų visa ugdymo sistema taip ruošia jūs, kad jūs galėtumėte tarnauti kažkam, o ne savo. Tai yra instrumentas, kuris vertas aukso vertės, tai nėra jokia suma matuojamas dalykas, kurį žmogus įgyja. Ir tai yra specialybė visam gyvenimui. Jūs niekada neliksite be pinigų, aš jums tą galiu garantuoti. Reiškia, ir tai galima daryti iš bet kurios pasaulio vietos, turint internetą. Tai reiškia, jūs visi norite uždirbti pinigų. Tai, kaip sakant, tą žuvienę jūs norit pasigauti, bet jūs neturit meškerės. Tai va aš tą meškerį jums galiu tą instrumentą padėti, su savo komandą padėti, mes jums galim tą padaryti. Pirmiausiai mes jūs turėsim pragydyti. Tai reiškia perdirbti jūsų pasąmonę, perprogramuoti. Kai jinai bus teisinga, jūsų protas irgi pasivys visą tai, jūs pamatysite, ant kiek jūs išėjote iš to vaikiškos pozicijos, jūs savim pasitikėsit ir visa kita bus tvarkoje perprogramuota. Tam reikės laiko šiek tiek. Tai nebus lengvas periodas, tai reiškia, jūs turit pasiruošti kokius metus, 2, kad tai gali užtrukti šitai specialybei įsisavinti. Tai ne tik specialybei įsisavinti, tai reiškia, kol jūsų pasąmonė persidėlios, procesai automatiniai vyks, protas kol pasivys. Nes pasąmonė, kada pakeitė, atrodo viskas pradeda automatiškai vykti, bet protas dar jis nesuvokia, nes jisai dar turi jam pakuotis. Aš jau daug kartų tą aiškinu. Tai va, reiškia, grįžtam prie visos tos akademijos mūsų darbo. Mačiau aš, kas vyksta, reiškia, kada vadinami šizoterikai, va tie vaikiški protai pradeda daryti vieni kitiems seansus, neišsigydę patys. Jie dalinasi savo infovirusais. Va šito mes neleisim, kad pas mus tai būtų. Reiškia, pas mane yra žmonės, kurie yra pradirbti ir jie tiesiog supranta, ką daro, jie jau yra išėję iš to viso. Jie supranta jau kaip suaugę žmonės, ne taip kaip vaikai. Ir mes, reiškia, pradirbinėsim žmonės, duosim informaciją nuo pat pradžių, kas tie demonai, kaip jie veikia ir dėl ko jie ten yra. Kad jūs nebeklaidžiotumėt, nebebūtų taip, kaip man buvo. Kaip sakant, aš savo tas klaidas pasistengiau ištaisyti, supratau, kas akademijoje buvo negerai duota. Šitą pataisysim. Kitas dalykas, aš jums nežadėsiu 10 000 eurų į mėnesį, nes tai yra reikia šikną paplėšyti, kad visą tai padaryti. Tai reiškia, aš jums galiu pasakyti, kad ant kiek jūs ten būsite, kaip sakant, beviltiškas ar viltiškas, bet pagalvokite taip, reiškia, pasiimat žmogų, ateina, tarkim, su depresyvia savijauta arba, reiškia, finansų blokai kažkokie, tai pas jį yra santykiuose nesiseka. Jūs tokiam žmogui galite per 2 mėnesius, per 8 seansus, skirdami 1 kartą į savaitę 2 valandas vienam žmogui,
iš jo paimti mažiausiai 1000 eurų, nes mes tą rekomenduosim, todėl kad jūsų vaikas tai yra instrumentas, kuris 100% veikia ir jisai reiškia, jūs tikrai tą galite parašyti ir jums žmonės sumokės. Tai vat, kai daisite iki kito lygmens, jūs galbūt imsite ir didesnės sumas, bet aš jums sakau kaip pavyzdį. Tai vat, parsiduokite bent jau vieną programą, vieną žmogų. Nors tai aišku būtų labai mažai, nes tai ten, sakykime, per 2 mėnesius 1000 eurų, tai būtų tik tai 500 vieną mėnesį, tai pabandykite parduoti 2 programas, bus 1000 per 2 mėnesius. Jeigu parduosite 4, turėsite 2000 į mėnesį. Tai va, tai yra tiesiog instrumentas, kur jūs sakau, vienam žmogui savaitėje skiriate 2 valandas maždaug. Darysite strateginės sesijas, žmonės kviesitės į nemokamus pokalbius, su jais leisite irgi laiko, tai taip pat užtrunka. Tai yra procesai, kur keletą dienų skiri strateginėm sesijom, kiti, kurie yra pradirbimams. Ir netgi mes galime duoti garantiją, tai įsivaizduokite, kiek tas instrumentas yra galingas ir veikiantis. Tai va, tie, kurie norės, galite rašyti nemokamą, kaip sakant, į tą nemokamą konsultaciją patekti, nes mes irgi rinksime, žiūrėsim, kurie žmonės ne tik tai iš godumo nori eiti, o būtent yra tikras pašaukimas, noras padėti kitiems. Jeigu to nėra, tik tai dėl pinigų, jūs greičiausiai būsite atfiltruoti dar strateginiai sesijai, nebus siūloma tas dalykas. Tai va, kitas dalykas, jūs turite norėti save susitvarkyti. Matot, kad pas jūs nesiseka, jūs turite norėti save susitvarkyti. Kol jūs savęs nesusitvarkysit, jūs kitam nepadėsit. Tai tokia elementari tiesa. Ir šitas dalykas su pasąmonė darbas yra labai efektyvus. Aš nenoriu minėti tokių žodžių kaip hipnozė, nes tai yra kažkokia tai... Nes hipnozė tai iš viso absoliučiai viskas, kas jums sukelia vaizdinius arba emocijas, ką jūs matydami pajaučiate. Tai yra hipnozė. Tai dėl to mes neužsimsim hipnozę, mes užsimsim pasąmonės pradirbimais. Tai va, iki ir visiems gero gyvenimo, kas norit, rašykit, komentuokit, žiūrėsim. Iki.